Sveiki, būsiu labai dėkinga už jūsų laikus, komentarus, pasirašymus į šitą kanalą. Norėčiau pažiūrėti jums 3 svarbus įvykiai iki šio pavasario pabaigos. Čia gali būti bet kurį pavasarį. Ar ten po metų žiūrėsit, po 2 metų nuo įrašo šito. Galios tada, kada tai įsijungiate. Pažiūrim 3 svarbius įvykius. Galite rinktis po vieną įvykį, galite pažiūrėti visus. 3 svarbus įvykiai iki šio pavasario pabaigos. Apsisuko kortos. Kažką nori pasakyti? Kažką nori pasakyti. Jeigu jos apsisuka, kažkokie svarbus įvykiai matyti jūsų laukia. Ir kas čia toks vėl? Vyras kažkoks apsisuko. Turtingas vyras. Nu, čia kam rūpi santykiai, tai... Arba darbas, gali būti, jogi gali būti darbdavys. Skuba kažkas. Pirmas įvykis. Antras įvykis. Trečias įvykis. Pirmas įvykis. Antras įvykis. Trečias įvykis. Jeigu reikės patikslinti, žiūrim pirmą įvykį. Ojei, kokia gera, čia labai geras įvykis. Čia kažkokia žinia, dokumentas. Nu, žodžiu, kažkoks žans. Čia netgi gali būti loterijos bilietas, pavyzdžiui. Čia yra gausos fortūnos, suprantat, net nežinau kaip paaiškinti, čia tiek, nu, kas geriausia, viskas kas geriausia. Ir čia bet kokioje situacijoje galima pritaikyti. Ir žiūrėkit laiškas, tai čia jau kažkas labai gero. Gal reikia patikslinti, su kuo čia susiję? Gal aš patikslinsiu su Lenormandu. Dar kelias kortas pridėsim. Su kuo čia susiję? Nu, šitos kortos jūs labai konkrečiai atsako į klausimus. Su kuo čia susiję? Su kažkokiais bendravimais. Nu, čia turėtų būti susiję, žinot su kuo? Žinot su kuo? Su sveikata gali būti susiję. Pavyzdžiui, jeigu kažkas sirgo, tai gaus, pavyzdžiui, tyrimo rezultatas, kad yra sveikas, pasveikęs. Arba gaus kažkokį tai labai gerą, žodžiu, gydymą, kada galų gale pasveiksite pilnumoj. Nes čia yra medis sveikatos ir gyvatė irgi sveikatos. Kas susijęs su sveikata, saulė. Nu, labai geros kortos. Dar patikslinam, gal kažkokią kitą galima dar situaciją pritaikyti. Jeigu kitaip žiūrint, pavyzdžiui, kitą situaciją, tai kažkokia moteris iš praeities, kuri, trumpai tariant, gadino jums gyvenimą, jūsų konkurentė, trumpai tariant, tai gali būti ir meilė, nes čia, va, pavyzdžiui, yra žiedas, nu, meilės kortų gal ir nėra, bet čia, va, praeities korta, kažkokie konfliktai, arba gali būti jūsų šeimos kažkokia, nežinau, moteris iš šeimos, ne? Tai, žodžiu, bus taip, kad jūs gausite šansą kažkaip sustvarkyti tą dalyką. Ir saulė, nu, labai geros kortos. Ir čia vėlgi, bet kažkoks šansas, kažkoks sėkmės korta. Arba žino dar kas gali būti, bet čia vat, su kažkokia jūsų giminė gali būti susiję. Arba, pavyzdžiui, jeigu su darbo, ne, tai jūs kažkokia iš praeities moteris pasiūlys, pavyzdžiui, jums kontraktą,
pažįstama gal moterį, iš giminės ar kažkokia, tai jūs turėsite sąjungą. Pavyzdžiui, jeigu vyras žiūri, tai reiškia, jūs sutiksite moterį, sukursit šeimą visam gyvenimui. Tada taip galima žiūrėti, jeigu vyras žiūri. Visam gyvenimui. Žodžiu. Įsipildys jūsų, gausi didelį šansą santuokai. Bet jeigu čia moteris, tai vėlgi sakau, čia gali būti, kad su darbu susijęs, su sveikata. Ir kad bus viskas tiesiog išsispręs taip, kaip jūs net, žodžiu, tobulai, gausa, šansai kažkokie įsipildymai, kažkoks kontraktas. Ir ilgam, suprantat, gali būti visam gyvenimui, tas ilgos kortos čia, kad visam gyvenimui jums ta fortūna bus atsisukus, toj srity, kurie jums rūpi. Jo, jūs dabar net, iliuzijas jūs net nesuprantat, jūs to nežinot, net nesitikit. Taip, labai didelės permainos. Labai didelės permainos. Labai didelės permainos. Bet čia, žinot, sakau, čia tuoj. Yra dar vienas variantas. Iš toli vyras, jeigu moteris žiūri, kažkoks jūsų, pavyzdžiui, mylimas žmogus, čia ir vyram, ir moterim tinka. Gausite žinią iš toli, tas žmogus gyvena toli, užsienį, pavyzdžiui. Jūs, pavyzdžiui, norite surasti žmogų, ten visam gyvenimui santuokai, ten rimtiems santykiams sukurti, nebūtinai susituokti, pavyzdžiui, gyvenimo draugą norit visam gyvenimui, pavyzdžiui, su kuriuo jums būtų gerai, visa kita, ir ten, pavyzdžiui, internete susipažįstat, ne? Ir buvo praradimai meilėje, nes čia prie širdies praradimai buvo meilėje. Tai jūs sutiksite tą žmogų, kažkokį tai surasite žmogų, bet jūs jo nepažįstat, jūs nežinot jo. Iš užsienio jisai bus, arba iš toli bus, arba per internetą kažkur. Suprantat? Ir sutiksit tokį žmogų visam gyvenimui, ta prasme, ar apsiženysit, arba neapsiženysit, tai reiškia gyvensit. Jeigu nenorit gyventi, esmė ta, kad tiesiog čia bus jums, likimo dovana. Likimo dovana. Dar galim pažiūrėti, kada. Gal vis tiek bus, gal ne visiems išsipildys būtent laikas, bet maždaug. Čia vis tiek kažkokia tai gali būti kaip ir nuslėpta žinutė. Kada tas įvyks, kada ta fortūna atsisuks ir kada čia jūsų ta svajonė išsipildys. Sentebr. Tai čia aš taip įsivaizduoju kitą mėnesį sentebr. Aš jau net pamiršau, kad čia rusiškai, ką reiškia. Žodžiu, išsiverskit sentebr rusiškai. Nes aš bijau suklysti. Sentebr tai čia april, sentebr. Gegužė turbūt. Ryte rodo. tą žinią ar kontraktą turbūt pasirašyti. Ir janvarį. Janvarį. Aš rusiškas čia tas kortas turiu ir dabar aš pamiršau, kaip čia išsiversti reikėtų. Atsiprašau, iš pradžių nepasiruošiau dėl to. Bet kadangi ekspromtu būriu, tai nežinau, ką ištrauksiu. Tai visų mėnesių reikia mokytis atmintinai. Tai žodžiu, ryte, sentebr, arba pas ką nors tenais janvarį. Nu, bet čia žiūriu su žiedais, tai čia turėtų būti turbūt vasara pavasaris. Tai va, mėlėjai, jums linkiu viso ko geriausio ir labai linkiu, kad tai išsipildytų. Nu, žiūrim toliau. Žiūrim toliau. Antrą įvykį.
Žiūrim antrą įvykį. Įvykį. Čia jeigu vyrams vėlgi, čia įvykis susijęs su moterim, apie kurią jūs pastoviai galvojate. O jeigu moteriams, tai čia susiję kažkokia irgi, arba jūs apie ją galvojate, arba kažkokia moteris galvoja apie jūs. Jinai yra, arba čia jūs, kaip pasakyti, jinai, tokia damutė, jinai aukšto statusų rango gali būti ir panašiai. Patikslinam, kas čia gali būti. Arba jinai galvoja apie jūs, arba jūs galvojate apie ją. Ir va, žiūrėkit, klystkeliai, nežino, kurio keliu eiti, galvojant. Va, vėl galvoja kažkoks vyresnis vyras už jūs. Kažkokiuose spąstuose. Taip, aš gal paimsiu, patikslinsiu dar čia, ką reiškia tai. Čia arba vaikas, arba nauja pradžia. Tai prie ko šitie spąstai, čia prie ko šitos vagystės, čia žiūrėkit vagis. Su kuo susijęs tas įvykis? Vėl žiūrėkit. Su kažkokia moteriam čia. Jo, su kažkokia moteriam. Va, ir vėl moteris, žiūrėkit. Čia kažkokia moteris, su kuria arba jūs susipykę, arba jinai yra iš praeities. Bet tokia, arba jinai jums yra konkurentė, žodžiu. Arba jinai serga. Jinai ko gero vyresnio amžiaus yra. Dar rodo, kad jinai gali būti iš darbo. Taip. Čia ne iš darbo. Čia situacija tokia. Jūs galvojate apie kažkokį vyrą, vyresnį. Jisai gali būti santuokai, pavyzdžiui, ne? Pavyzdžiui, vedęs jisai yra. Tai čia rodo, kad ta žmona, čia kaip, aišku, negražiai nuskambės. Aš, aišku, to nelinkiu, bet čia rodo, jeigu taip tiesiai skaityti, tai rodo arba jos mirtį, ten jinai, pavyzdžiui, serga, arba kad jų santykiai tiesiog žlugs, ne? Stabilus santykiai, ilgalaikiai santykiai. Ir kad jisai ir galvoja, kaip pasakyti, susitikti su jumis. Jeigu moteriams, tai čia vyras. Jūs jį pažįstate, jisai yra iš praeities. Tai jisai galvoja, dabar jisai atvažiuos pas jūs. Jisai gali būti iš toli, iš kažkokios kelionės. Bet jisai toksai irgi vyras, toks, kaip pasakyti, šeimos toksai, šeima viską, toksai grobuonis, gali išlaikyti šeimą, gali išlaikyti, toks tikras vyras, ta prasme, gali gerai uždėti pinigus, gali būti vadovas, ta prasme, jisai gerbia moterį, jisai yra garbingas šiaip žmogus, čia rodo, jisai nėra blogas žmogus.
Esmė ta, kad pas juos kažkas ten atsitiks. Ir jisai galvoja, kaip pas jūs, kaip su jumis atnaujinti tos santykius. Suprantat? Va, ir visur tas mąstymas ir yra, tai jisai čia ir galvoja, čia jūs būsite ta dama. Ta jo žmona, šiaip, gal labiau jūsų situacija, gali būti vyresnė šiek tiek už jį. Arba mama, pavyzdžiui. Negalėjote jūs būti dėl mamos, pavyzdžiui, jisai prižiūrėjo mamą sergančią, ne? Nu tai viskas, jos gyvenimo kelias jau baigtas, ten gal kokių 90 metų, ne? Ir jisai viskas atvažiuoja pas jūs. Atvažiuoja pas jūs. Ir kas toliau? Kas toliau? Nu, toliau šventė, jūs kažkur važiuojat, kelionės, pasimatymai, nu, didelės labai permainos. Jo, šeimoje permainos. Tai reiškia, jūs jau tos permainos eina visam jūsų likusiam gyvenimui, ta prasme. Čia yra jau šeimos medis, ta prasme, jūs tą pratęsite, taip, va, meilę. Pratęsite tą jo va namai, bus bendri namai, žodžiu. Čia oficialūs kažkokie namai, tai čia gal kokie, pavyzdžiui, Zaksas. Nu, va ir tas vyras, dar vienas. Nu, čia 2 vyrus rodo, bet kadangi kaladėje 2 vyrai, jau vieną ištraukiu, tai kortas patvirtino, kad jisai... Nu, žodžiu, čia irgi geras įvykis. Tai moteriai, aišku, kažkaip negerai turbūt. Bet ten, sakau, kažkas pas jos atsitiks, kad šitagi, kad, žodžiu, jisai grįž pas jūs. Ir jeigu, pavyzdžiui, netgi gali būti vaikas. O jeigu vyram, tai atvirkščiai, moteris. Jo, jisai buvo kryžkelį, nežinojo, ką daryti, ką pasirinkti. Čia galėjo būti trikampis. Jo. Taip, gerai. Na ir trečias įvykis. Nu, trečias įvykis, tai čia, ko gero, su darbo. Kažkokia dėl darbo kova vyksta, arba darbe kova kažkokia vyksta. Nu ir koks čia įvykis. Nu ir kryžkelė. Kryžkelė. Gal jūs kažką galvojat, renkatės, ką daryti, jo bendravimai, kažkokia kova. Kažko laukiate jūs. Vyro turtingo laukiat. Į namus savo. Nu, jisai gali būti, žinot kas? Jisai gali būti, jo, gali būti jūsų kažkoks darbdavys, gali būti oficialus kažkokie iš kažkokių namų, jūs kažko laukite. Čia su finansais tikrai persipinę. Jo. Laukite kažkokios pagalbos, tai jūs ją gausite. Jūs gausite kažkokius tai iš oficialių namų, kažkokią tai pagalbą. Gal jūs norite paimti, pavyzdžiui, paskolą. Gal jūs norite kažkokio pašalpos, ten, nu, kaip vadinamas, taip skamba gal negražiai, bet, nu, tarkim, tvarko dokumentus, ne? Tai jūs šitą gausite, va čia žinia ir yra, jo. Jo, permainos namuose. Nu, kai, žiūrėkit. Tai čia 2 viename. Turtingas vyras, žiūrėkit. Ir meilė. Permainos namuose ir meilė. Nu, arba gali būti taip, kad jūs tiesiog sutiksite vyrą, kuris bus turtingas vyras,
jūsų namus. Jūs turėsite bendrus namus, kuris jums padės finansiškai, suprantat. Nu, čia geras dalykas, čia meilė, čia, ta prasme, irgi vėlgi geras įvykis. Tas antras buvo toksai pusiau geras, nes tam kažkam bus negerai, bet jums gerai bus finale. Per kažkokį blogį bus gėris. O čia ką reiškia? Dar taip. Nu taip. Jo, sąjunga su kažkokiu turtingu vyru. O jūs jį pažįstat? Čia o jūs. Nu ir vėl kelionė. Jūs jį pažįstat? Kažkoks šansas bus. Jūs jį pažįstat? Meiliai. Oje, kaip gražu. Ištikimas bus. Ar jūs jį pažįstat? Garbingas vyras. Nesako, rytoj aš paklausiu kitų kortų. Garbingas, ištikimas, gali būti kažkoks toks inteligentas, gal dirbti oficialiuose institucijose, žinot, koks nors, tai nežinau, prokuroras, teisėjas, policininkas, nu, kas ten dar gali būti. Nu, bet ten, kur gerai gauna algas, gal koks deputatas. Žodžiu, toksai statusą, verslininkas. Bet jisai bus ištikimas, meilė. O tai jūs jį žinot? Jūs jo laukiat, laukiat šeimos, bet jūs šeimos laukiat tokios turtingos, ta prasme, komfortiškai, ne tik meilė, bet ir finansiškai. Tai jūs tą turėsit, jo, pas jūs buvo pakabinta kažkokia transformacija, situacijos, kur nieks nevyko. Meilė, nu žodžiu, eina čia meilė tikrai. Jo, pas jūs ir su pinigėliais prastai. Jūs labai to ilgai laukiate. Tai čia buvęs? Nu, žinot, turbūt buvęs. Turbūt jūs jį pažįstat. Nes čia rodo kažkokią nelaimingą meilę iš kažkur išvažiavimą, praradimą pinigų, ten praeitį. Nu, žodžiu, tokia meilė rodo. Tai jeigu čia jūsų situacija, tai buvęs tada. Jisai gali būti iš toli ir toksai. Ir čia kažkas sugriuvo, nu, buvo, žodžiu, kardinaliai sugriuvo kažkas. Ten gali būti, žemės lydo iš po kojų, žodžiu, ten galėjo ir viskas sugriuoti, visas jūsų, žodžiu, gyvenimas, kurį jūs pažinojot prieš tai ir viskas prasidėjo naujai. Čia labai panaši situacija. Prieš tai dariau įrašą, tai va čia turbūt šitam žmogui labiau skirta šitas įvykis. Bet, žodžiu, jisai įsispręs kuo puikiausiai. Ir pinigėlį, ir meilė eina pas jūs. Taip, kad viskas bus gerai. Dar galim paklausti, kada. Gaila, šitų kortų nėra lietuvių kalba, tai tenka žiūrėti rusų. Paklausim, kada čia galime tikėtis. Nu, sako, greičiau, ne jeigu jūs galvojate. Tai ką pradžioje pagalvojat, tai greičiau, negu jūs pagalvojat. Vasara. Nu va, puiku. Vasara. Nu, žodžiu, linkiu jums šitų gerų įvykių, šitų visų gerų, kaip pasakoma, šansų, meilės, kad viskas būtų gerai pagaliau su gyvenime, kad vasara ta būtų nuostabi, kad visi metai būtų nuostabus, kada iš čia žiūrite. Taip, kad
Laimės, laimės, laimės. Ačiū, viso gero.